Labas, Aurėja. Labas. Šiandien turim savo studijų pašnekovę Aurėją Dirmantaitę ir šiandien kalbėsim įvairiom temoms, įvairiom diskusijom. Ir visas šitas pokalbis, kuris bus, tai bus orientuotas į auditoriją jum, kad išsineštumėt naudos, patarimų apie verslą jos, apie savivertę, taip pat ir pakalbėsim apie OF, kas, manau, yra daugelį moterų aktualu šiandien, nes visai yra greitas pinigų uždarbis. Taip. Tai va, ir pradėsim tada nuo pasipasakojimo apie tave pačią. Tai pavyzdžiui, papasakok, ką tu veiki laisvu metu. Laisvu metu ar darbo metu? Nu, laisvu metu, pavyzdžiui. Ne, tai jeigu pradėti nuo darbų, tai visų pirma, aš esu, kaip sakoma, Lietuvoje nuomonės formuotoja, tai dirbu su Instagramo reklamomis jau nuo kažkur 18 metų ir pradėjau administruoti socialinius tinklus, ką darydavau ir seniau, bet atgaivinau šią veiklą, nes pabaigusi OF, ką vykdžiau ganėtinai ilgą laiką, atsirado daugiau energijos plėstis ir sugalvojau, kad reikia monetizuoti ir įdarbinti savo patirtį bei žinias, kas yra Instagramas. Todėl pradėjau administruoti socialinius tinklus, tai darau su komanda. Vienas iš komandos narių yra Elvinas, kuris šiandien sėdi su mumis. Ir labai džiaugiuosi, kad jis pradėjo šią veiklą daryti apie podcastus būtent, nes tikiu, kad tai bus puikus vedėjas podcast'o ir pakvies labai daug įdomių žmonių. Ir džiaugiuosi, kad aš esu pati pirmoji šiame podcast'e. Ir taip pat, kuo aš dar užsiemu, tai būtų Instagramo reklamos, konkursai, taip pat socialinių tinklų administravimas. Ir tai šiuo metu būtų kaip ir pagrindinės tiesiog veiklos, gal kitų neliečiam, nes jos dar tik tai, ir dar taip pat yra puslapis sukurtas, kurį taip pat... Ne, tai jis vis tiek oficialus, tai reikia pasakyti. Taip, tai yra oficialus puslapis, jeigu norite pirkti arba parduoti savo anketą, aš taip pat užsiemu ir anketų supirkimų bei perpardavinėjimų. Tai būtų Instagramo anketos ir puslapiai, kurie yra ten Facebooko grupės, TikToko, YouTube'o, taip ir panašiai. Tai va, čia mini reklama jau. Priminė Instagram perikūpą, žinai, kur... Instagram perikūpas, taip, aš esu Instagram perikūperė. Ok, tai pagrindinis vis tiek to verslas yra influencerė, reklamos, taip? Taip. Ok. Čia pradėsim tada nuo klausimų, kurie bus naudingi auditorijai. Ai, palatsai, ką veikiu laisvu laiku? Nu, nesvarbu, viskas geriau, pasipasakoti. Nieko neveikiu, nes dirbu. Super, taip ir reikia. Ok, daug praleidi Instagram'e laiko, kurį turinį. Ir pavyzdžiui, ką tu rekomenduotum žmogui, kuris norėtų pradėti daryti, nes aš esu pastebėjęs, kad žmonės, jiem tai yra, beje, čia ne alkoholis, jeigu ką. Taip, čia yra... Nesakysime. Čia yra gėrimas, kuris yra energetinis, bet yra natūralus. Taip galima pasakyti. Jo. Tai žmonės, kurie nori pradėti vesti Instagramo veiklą, visų pirma, reiktų man sužinoti, ar jisai nori pradėti vesti savo kaip blogą, kaip asmeninį turinį ir save kaip brandą laikyti ir dirbti su reklamom. Koks tai visų pirma būtų tikslas? Ar jis nori turėti savo kokią nors kompaniją, ar tai būtų butikas, ar tu nori pradėti dirbti Instagrame ateityje, pavyzdžiui, kaip influenceris. Tai ar tai būtų asmeninis brandas, ar tai būtų prekė. Čia yra pirmas dalykas, ką, tarkim, aš konsultacijų paklausiau tavęs, koks yra tavo tikslas Instagrame. Ar tu nori uždirbti pajamas, ar tu nori išpopuliarėti, ar galbūt tu nori tiesiog dalintis naudingą informaciją ir ką tu veiki. Tada išsiaiškinčiau tavo skillsus, kitaip tariant, kuom tu esi naudingas ir ką tu jau esi tokio nuveikęs, kuom tu galėtumai pasidalinti, nes neužkrautas nenaudingas turinys net neš ir žmonių, kad ir kaip tu besistengtumai, tu vis tiek turi būti kažkuom naudingas, įdomus, charizmatiškas ir labai stiprus emociškai. Nes jeigu tu esi silpnas, tai Instagrame yra labai daug ir negatyvo, ir heito, pačioj pradžioje tikrai bus. Niekam nepaslaptis, kad egzistuoja tas pats Discordas ir tau tikrai gali kilti įvairiausių nesklandumų, jeigu turi problemų su savivertė. Tai visų pirma, norint pradėti Instagramo veiklą vesti, tu turi susitvarkyti savo galvos, savo smegenim ir tik tada galėsi lysti į tai, nes tai yra labai didžiulė žmonių auditorija ir tu turi turėti labai stiprų savo stuburą, stiprią ašį ir būti stiprus emociškai, jeigu tu nori tai lysti. Aš kalbu apie kaip savo asmenybę rodyti. Jeigu tai yra brandas ir tu nerodai savo veido, tai tu turi būtinai samdytis marketologą kokį nors arba pats tai išmanyti, kad gerai pradėti tai daryti. Tai va, super. Čia ką aš patarčiau, jeigu taip trumpai. Ok, nice. Tada, o kaip įveikti kameros, pavyzdžiui, baimę? Čia apie viešą šnekėjimą būtent, ar prieš kamerą story filmavimą? Pavyzdžiui, kad yra story filmavimą, ne? Turim, kas susiduria jiems. Ai, nebijau. Kaip dėl būtent šnekėjimo per story. Jo, nes vis tiek, jeigu tu darai
esi influencerė, tau reikia daryti reklamas, nes tau rašo įvairias įmonės ir turi žmonės kameros baimę, tai gal kažkokių tipsų turi? Ne, tai visi turime įvairiausių baimių gyvenime, bet jeigu tu neperlipi tų baimių, tai tu esi komforto zonoje. Tai bet kuriuo atveju, kad ir kaip tu bijai, tiesiog tu turi dalykus daryti gyvenime, kurių tu bijai. Mes visi daug ko bijome, galbūt bijome ten būti įskaudinti, įžeisti, galbūt bijome didelių pinigų, tarkim, piniginiai blokai, čia kita tema, tai galbūt bijome ir išnekėti prieš kamerą. O kodėl bijome? Visų pirma, reikia įsigilinti kodėl. Galbūt dėl to, kad aš tada jausiuosi nesuprastas, gal man bus nemalonu šnekėti, gal kas ką pagalvos, kas ką pasakys. Dažniausiai, kaip ir šneku su žmonėm, kodėl tu bijai šnekėti prieš kamerą, nes jie tiesiog bijo, ką pasakys kiti, arba jiem bus nemalonu būtent prie savo šeimą, draugus, pažįstamus, o ką jie pagalvos. Arba galbūt aš nusišnekėsiu ir labai daug kas įsijungia prieš kamerą kaip atskirą savo personažą, personą ir nebūna savim. Čia yra labai didelė klaida. Todėl mano patarimai, jeigu nori pradėti šnekėti prieš kamerą, tai tu įsijungi pasėję telefoną, esi jaukioje aplinkoje, pradžioj tai galėtų būti, tarkim, tavo namai, tavo kambarys, kur tu jautiesi komfortiškai ir įsivaizduoji, lyg tu šnekėtumai su savo drauge ar draugu, tarkim, nežinau, aš galiu sakyti, kad aš šneku su Rita, tarkim, ne? Arba kad tu, tarkim, ir visada, kai nufilmuoji istoriją, kai tu šneki, iš karto keli. Neklausai, ką tu šneki, nes bus tragedija. Ir visada dėti captionus šiuo metu rekomenduoju, dėl to, nes yra labai daug tavo sekėjų gali tiesiog fiziškai negalėti tavęs girdėti. Yra tikrai žmonių, kurie turi su klausa, tarkim, problemų ir jie geriau viską perskaitys, plus daug kas, tarkim, žiūrėdami tavo storius, yra užsiėmę arba yra pašalinių garsų, dėl to reikia visada arba padaryti tekstą, arba atsisiųsti captions programėlę ir uždėti tekstą. Tai čia mano tokie būtų patarimai, kad tiesiog tu turi daryti. Realiai, tiesiog daryti. Jo, bendriams tiesiog turi daryti. Taip ar taip, nes visada reikia praktikos, tai čia irgi yra praktika. Tu tiesiog tai turi daryti ir po kiek laiko tau bus lengviau. Nu čia kaip ir su visko gyvenime. Bet aš manau, žinai, kad buvai minėjus, jog nežiūrėti savo video, bet tam tikrais atvejais aš manau, kad kaip tik yra gerai pasižiūrėti, nes tu žinosi, kur tau patobulėti reikia. Bet jau įkėlus, o ne iškart. Nes tą neįkelsi tiesiog. Okay. O pavyzdžiui, kaip žinoti, kokį turinį kurti? Ar čia labiau ir žiūrėti tai, kokį tu turi įgūdį ir kaip tu gali? Tai pas mane konsultacija. Nu, bet tarkim, ką aš rekomenduočiau, tarkim, jeigu tu neturi pinigų, tarkim, konsultacijai, nes mano paslaugos yra mokamos, tai pasiemi užrašų knygutę ir, tarkim, susirašai savo vardą, pavardę, kiek šiuo metu turi sekėjų. Ir tada pasirašai savo 3 pagrindinius hobius ir veiklas. Tarkim, šokiai, mityba, kelionės. Ir tada šokiai, ką aš ir daraisi rodiklės arba, tarkim, punktus. Šokiai, ką aš galiu kelti apie šokius. Top 3, tarkim, patarimai, norint ten būti lankstesnė ir pradėti šokti. Toliau. Ką tu tiesiog gali su ta veikla suteikti tam žmogui. Ir visada daraisi ir jūsų idėjas. Tarkim, šokiai, kelionės. Gal aš kitą mėnesį keliausiu į Lenkiją ir užsirašai viską, ką galėtumai susikurti Lenkijoje. Tu turi turėti labai aišku planą, kuris būtų pagal tavo hobius ir pagal tavo dienotvarkę ir pagal tai, ką tu veiksi gyvenime. Tarkim, jeigu tu šiuo metu sportuoji, užsiemi saviugdą, užsiemi marketingu, tu būtent apie tai ir šneki podcast'e, nes tai yra tavo gyvenimas, tu daug ką gali papasakoti apie tai. Tai visų pirma, ką tu nori kelti, tai tu turi būti tai, kas esi tu. Tiesiog keli tai, apie ką tu esi. Čia labai paprasta. Ok, super, aišku. Taip. Nu, ir dar viena tema prie to paties, kadangi verslą palėtėm. Esi minėjus, kad turėjai skolą 30 000 eurų, ar ne? Taip, šiais metais. Tai ką, pavyzdžiui, tu patartum daryti, kad taip nenutiktų žmonėm? Aišku, čia... Jo, tai šiais metais, niekam nepaslaptis, kad aš jau darydavau ofų veiklą ir tai dariau porą metų, buvau viena iš pirmųjų Lietuvoje, kuri tai pradėjo daryti ir aš noriu pakomentuoti visų pirma, kodėl aš tai pradėjau daryti. Okay. Tai nesiplėsiu ir nesakysiu vardais, kaip čia kas buvo, tiesiog norėjau padėti savo artimam žmogui ir norėjau padėti jam tuo metu finansiškai. Ir taip pat, aišku, norėjau didelių pinigų, čia yra faktas ir man net pradžioj nekilo klausimų, ar aš tai noriu daryti ar ne, tiesiog galvoju apie pinigus. Tai ofų veiklą vykdžiau apie porą metų, man visada administruodavo kažkas tą veiklą, tai būdavo 50-50 su kažkuom, nes man pačiai būdavo šlykštu ten sėti ir atrašinėti. Tai realiai buvo tik gal porą mėnesių, kada aš viena dirbau tenais. Ir būtent šiais metais, lapkričio gale, sulaukiau skambučio iš Mindaugo, kuris dirba VMI, man šitas žodis yra kaip keiksmažodis, ir jisai man paskambino, jis realiai mane pažadino savo skambučių ryte, ir tada jis pasakė, kad sveiki, Aurija, ar šnekuosi su influencerė ir ofų ten veiklos, žodžiu, jis šnekėjo labai grubiai, jis šnekėjo kaip draugas, aš galvoju, kad čia yra prankas, jisai prisistatė, kas jisai toksai, ir kad jisai dirba VMI, bet jo intonacija buvo tokia, lyg skambina kokią
Discordo gyvatę ir nori tau sugadinti šią dieną nuostabią. Va tokia buvo intonacija ir jis išnekėjo labai kandžiai. Ir tada jis man pasakė, kad pradeda vykdyti man operatyvų patikrinimą nuo 2021 metų, kad aš turiu atsiųsti savo visas banko sąskaitas, savo visas faktūras nuo 2021 metų iki pat dabar. Realiai, absoliučiai visą ataskaitą, kas yra susijęs su gautais pinigais. Viską tvarkinga buhalterija. Būtent, kiek čia metų laikotarpį? 1, 2, 3, 4. 4 metų laikotarpį. Ir faktas, kad aš mokesčius Instagramo veiklos mokėdavau ir aš jas tvarkingai mokėdavau ir turėdavau visada buhalterę, rašydavausi faktūras, bet kas liečia OnlyFans veiklą, mes su savo, kaip pasakyti, moterim, kurios taip pat vykdo tą veiklą, labai daug gilinamės apie OnlyFans mokesčius, nes niekur nėra labai daug informacijos, kiek tu turi mokėti, kaip tu turi mokėti, kokia tai yra veikla, ar tau iš vis reikia mokėti, nes OFU pasiema labai didelį mokestį jau pats ir mes galvodavom, kad dabar čia yra durna, taip galvo, čia buvo labai naivu, kad jeigu jie pasiema mokestį, tai tu kaip ir jiem dirbi ir jiem jau sumoki mokesčius ir plus tai nėra registruota įmonė Lietuvoje, tai yra užsienio kompanija, todėl visos buvo tokios nuomonės, kad tu laisvai gali tai traktuoti kaip užsienio pajamas, kad tu jau esi sumokėjęs mokesčius ir kad Lietuvoje tu neturi mokėti dar papildomų mokesčių. Bet reziume labai plačiai apie tai pasigilinusi, OnlyFans pateikė absoliučiai visus duomenis VMI. Jie tai gali padaryti ir jie tai padarys. Ir tu turėsi mokėti apie 30% nuo uždirbtų pajamų. Tai tarkim nuo 100 000 tai yra, apie 30 000. Kitas dalykas, netgi tą mokestį, kurį pasiema OFU ir kurio tu negauni, netgi nuo to mokesčio tu turi mokėti mokesčius. Tarkim, tu gavai 100 000, bet reziume tu gavai, tarkim, 130 000. Nors tu negavai to 30, bet tu nuo to 30 dar turi mokėti 30%. Tai net ko tu negavai, net tai yra apmokestinama. Ir kodėl jie tai traktuoja kaip gautas pajamas Lietuvoje, nes daug žmonių yra ne tik užsieniečiai tenais, bet ir lietuviai. Ir tau kaip ir lietuviai perveda, nors ir užsienio sąskaitą. Žodžiu, tai man paskambino Mindaugas, sugrįžtant prie temos, tada jis pasakė, kad vykdo patikrinimą, tada aš susiradau šiaip tikrai nuostabią buhalterę, kuri man labai greitai viską sutvarkė, tai kainavo, vien buhalterės paslaugos man kainavo apie 4 000. Jinai turėjo išrašyti visą tuntą faktūrų, nes aš nebuvau visų išrašius, aš išrašydavau tiek, kiek mes prašydavo. Ir tada prasidėjo visas chaosas, nes pradžioj mes galvojame, kad eina kalba apie 5 000 ir aš tada galvoju, chill, aš tiek turiu pasitaupius, viskas yra gerai. Ir tada dar plus 5, dar plus 10 reikia sumokėti, dar prisidėjo sodra, pasirodo, kad aš PVM buvau jau peržengus ribą, ko aš nežinojau. Tada pasirodo, kad reikėjo pateikti ir savo užsienio sąskaitas, tai buvo dar viena mano sąskaita, tada, tai žodžiu, aš slėpiau mokesčius, aš nemokėjau PVM, tada kitas dalykas, aš turėjau užsienio sąskaitas, kurių aš nerodydavau ir kaip jie atkniso, kad aš nedeklaruoju visų pajamų, nes kažkokiais metais buvo į Svetbanko sąskaitą įkritusios OnlyFans pajamos. O visa kita, nes aš turėjau atsiųsti statementsus ir visa kita iš OFU. Tai va, ir visa bendra suma išėjo apie 35 000. Ką aš turėjau sumokėti? Ko pasekoje prasidėjo labai chaosas mano gyvenime. Tada mano draugas išvažiavo dirbti į užsienį, nes reikėjo didelių pajamų ir jis man norėjo pagelbėti taip pat. Tada aš turėjau paskolinti pinigų taip pat ir iš tėčio, tada norėjo areštuoti mano mašiną, tada galėjau gauti baudžiamąją atsakomybę, nes tai buvo mokesčių slėpimas, ten PVM nedeklaravimas ir visa kita, už ką tu gali gauti baudžiamąją atsakomybę, nes tai suma buvo ganėtinai didelė. Tada norėjo gauti, baudos negavau, nes aš veiklą buvau įsiemusi, tiesiog netvarkingai ją vykdžiau. Ir tada persikraušiau Kauną pas tėvus atgal gyventi. Šunį turėjau palikti pas Povilo mamą, savo draugo, kas nežinot. Ir tada apie pusę metų buvau depresijoje, tada pradėjau gerti antidepresantus, tada realiai norėjau nebegyventi, nes buvo labai labai sudėtinga, nes aš supratau, kad aš vėl esu ten pat, kur buvau mokykloje, tam pačiam kambarį, pas tėvus, tada aš esu minuse ir atrodo, tai koks tada yra pointas iš vis kažką daryti, jeigu reziume, aš vis tiek esu minuse po tiek daug metų. Tai va, tai čia netrumpai, bet... Netrumpai, long story, bet... Čia yra trumpai, nes realiai aš tuo gyvenau kasdien, aš kasdien eidavau vos ne pas buhalterį, beveik kasdien eidavau pas buhalterį, tai buvo labai daug pinigų, nervų, tai buvo pirmos kalėdos, kada neturėjau pinigų nupirkti šeimai ir draugams dovanų. Tai apie ką eina kalba, kai aš dievinu dovanoti ir dievinu pirkti dalykus. Kaip tu sakai, moteris yra vartotojos, tai tikrai moteris yra vartotojos ir tai buvo pirmos kalėdos, kada supratau, kad aš esu broken. Tai va. Atsiminsiu dar, kad nepadovanoji. Grinai.
Okay. Jo. Gerai, tai o tu ar turi kažkokių, tada patarimų, ką daryti, kad nenutiktų, kad nepatektum į skolą? Galbūt Jeigu slepi mokesčius, tai labai labai protingai. Slėp, kad nematytų. Slėp, kad nematytų, tikrai yra banko sąskaitų, aš neminėsiu jų, bet yra banko sąskaitų, kurių vis dar nemato mokesčiai, bet kaip ir su Revoliutu. Kažkada nematė, kažkada matys. Tai kaip ir su Monizu, daug kas galvoja, kad jo nemato, aišku, kad jį mato. Kaip ir su PayPalu, ar ten PayPalas, nežinau kaip tarti. PayPalas, tai realiai tiesiog visos sąskaitos, kurias tu galvoji, kad dabar nemato, jos vis tiek bus matomos. Taigi, tai arba tu turi labai protingai slėpti mokesčius, kad to išvengti, arba tiesiog nevykdyti veiklų, kur yra juodi pinigai, nes OnlyFans yra juodi pinigai, tu turi pagalvoti, ar tu nori juos uždirbti juodai ar tvarkingai. Kitas dalykas, turi turėti buhalterę, kuri tvarko labai tvarkingai. Aš dar, pavyzdžiui, perėjau mažąją bendriją, čia atskira tema. Tu turi turėti buhalterę, tu turi tvarkingai vesti absoliučiai visą savo apskaitą, tu turi absoliučiai, jeigu tu ir nenori gilintis į mokesčius, tu turi tada turėti žmogų, kuris tai moka daryti, nes kitaip tau bus kaip man. Bet aš neku apie didelės pajamas gaunamas. Ta prasme, per metus aš uždirbau tikrai daug, kad aš tiek, kaip pasakyti, per visą OnlyFans veiklą aš uždirbau ganėtinai didelės pajamas, bet reziume aš nors ir gavau virš 100 000 per tuos ten 3-4 metus, bet aš dalinausi PEM su kažkuom, tai minus 50 000 ir OF išėjo mokesčiai apie 30 000. Tai iš viso uždarbio virš 100 000 aš gavau 20. Kas yra centai absoliutus ir ko pasekoje tu susigadini reputaciją, savo emocinę būklę, tau labai daug bendradarbiavimų atkrenta, taip toliau ir panašiai. Čia tipsas mergaitėm, kurios galvoja pradėti daryti. Tai va, susimastys, manau. Ok, o vis tiek reikėjo susispausti, ar ne, per visą tą laiką, kai buvo skolam. Tai pavyzdžiui, kokių gal turėtum ir patarimų, kaip... Kaip gyventi susispaudus? Ne, kaip tiesiog kokie patarimai būtų taupant arba kaip taupyti. Ar turi kokį patarimą? Kaip taupyti? Aš tai manau, kad visų pirma reikia įsikelti labai aišku tikslą, tarkim, o šiuo metu tikslas yra pilnai sumokėti mokesčiams, nes aš vis tiek dar turiu skolų, bet pagalvoti, kaip daugiau uždirbti, o ne kaip, tau reikia taupyti, bet tu tada turi tos pinigus įdarbinti, kad tu sutaupytus pinigus arba tu investuoji, arba tu kiši kažkur, kad jie padvigubėtų, nes pinigai nuvertėja, jeigu tu tiesiog atsidedi ten ir po lovą pakiši pinigus. Tai kas iš tų pinigų? Tu turi jos kažkur įdėti. Ar tai būtų akcijos, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tai būtų ta pati kompensa, tarkim, kurioje aš esu. Aš nieko nematau blogo, kažkur juos įdarbinti ir padėti taip, kad tau jie dvigubėtų. Tarkim, kaip ir šiuo metu aš turiu kelias veiklas. Visada turėti kelis pajamų šaltinius ir tada turėti aišku tikslą. Šiuo metu aš noriu sumokėti mokesčius ir noriu apsitraukti mašinos plėvelę. Tarkim, mane easy peasy keli tikslai. Tai tu tvarkingai taip link jų ir eini. Ir visą atsidedi po kažkiek pinigų. Tarkim, į dieną gauni 50 eurų. Tai gerai, visų pirma, tu negauni 50 eurų, yra mokesčiai, jeigu tu ir individualioje veikloje ar kažkur. Tai visada įsivaizduoju, kad tas 50 eurų nėra tavo. Atsiskaičiuoji, kiek eina mokesčiam, padedi kitą taupomąją, tarkim, sąskaitą. Ir tada kitą sumą tu pasėdi savo. Ir visada, kaip yra, žinai, tas principas, ten sumuštinio burgerio principas apie finansus kalbant, kad aš žinau, kad gaunu 50, bet čia dar yra maistui 10 eurų, čia tam, čia mokesčiai, čia tas šienas ir tau lieka iš viso sumušteko tik 10 rytą. Ir tada supranti, kad tu realiai nieko beveik neuždirbai, nes arba mažinti savo norus. Pavyzdžiui, man su Rita yra labai sunku, nes mes visko norime. Tai tau reikia suvokti, kad mes ir taip labai daug dalykų gauname nemokamai, nemokamai, už reklamą. Bet tu esi moteris, tu visada visko nori. Ne, tai yra normalu. Todėl reikia apmažinti, tarkim, šiandieną man ten siūlo varyti į miestą. Tai ne, aš pasakysiu, kad aš negaliu, arba atvažiuokite pas mane į svečius ir visi ramiai namie pabūsime, nes aš nenoriu taškyti pinigų. Arba palik piniginę namie kortelę ir viskas easy. Ir tada stūmys pinigų. Jo. Tai va, manau, aišku, tikslą turėti yra labai svarbu. Jo. Aš manau, kad šitie patarimai pravers, nes aš pastebiu, kaip parašo. Tu turi 5 eurų, gali paskolinti. Bet čia random žmonės. Ai, va, gerai pasakai, neskolinti žmonėm pinigų, nes aš buvau daug priskolinus. 10 000. Va, ok. Dar kas liečia temą OF. Taip. Tai, o ką tu praneštų merginoms, kurios norėtų tuo užsiimti, pavyzdžiui? Darykit, jeigu norit. Tai manęs neliečia tiesiogiai. Visos eina per savas patirtis. Ir aš nerekomenduoju daryti. Ir aš to vietoj nedaryčiau, bet aš nesu tu. Aš praėjau pro labai ilgą kelią ir per labai skaudžias pamokas, kad suvokčiau, kad man reikia nedaryti. Bet jeigu tu nori praeiti per tą kelią, aš nesu, kad tau jis bus toks pat šūdinas kaip man. Galbūt tau patiks pardavinėti savo
kūną įrodyti savo papą. Gal tau bus tai tavo gyvenimo pašaukimas, gal tu padarysi marketingo kompaniją ties tuom ir gal tau patiks tie juodi pinigai. Aišku, kad pareis pasiekmes, bet gal jos nebus, tarkim, tokios skaudžios kaip man. Tai aš negaliu sakyti, kad ne, tu nedaryk to, tu daryk taip, nes visos yra labai skirtingos. Gal, pavyzdžiui, pas kažką yra tokia žiauri situacija, kad reikia skubiai daug pinigų. Gal tu esi vieniša mama, tarkim, ir gal tu šiuo metu negali kitaip užsidirbti. Nu, man atrodo, kad tu visada gali ir tu kurias galimybės, bet aš nesmerkiu žmonių, kurie užsiema nelegaliais dalykais ir kurie verčiasi, tarkim, prostituciją, ar dirba striptizo klube, ar pardavinėja savo kūną, nes tu negali žinoti, per ką eina žmogus tuo metu gyvenime. Bet žiūrint į mano atvejį, aš turėjau pastogę, aš turėjau pinigų, aš turėjau kitų darbų, aš turėjau nuostabią šeimą, santykius, draugus ir visą kitą. Aš tai dariau, nes aš tiesiog norėjau labai greitų pinigų, o ne dėl to, kad pas mane buvo tragiška situacija. Aš tiesiog norėjau gražiai gyventi. Okay. Ir gyvenau kažkurio laiko. Supratau. O kaip manai, kaip moteriai įtakoja jos gyvenimą to užsiemant? Kaip įtakoja gyvenimą? Tai tu tikrai negali turėti tas sveikų santykius savo antrą pusę, nes joks normalus vyras nenorės, kad į tavo moterį matytų nuogą kiti vyrai, tarkim. Bet kuriuo atveju OnlyFans darant, tai, kas tave stebi, nori vis daugiau. Tu gali galvoti, aš tai nerodysiu savo veido, arba aš tai būsiu tik su apatiniais. Ne, taip neveikia. Kiek jiems bus tie apatiniai įdomus savaitę, mėnesį, 2, nu, po 2 mėnesius. Kitas dalykas. Koks buvo dabar klausimas? Aš nukrypau. Kaip įtakoja moters gyvenimą? Tai įtakoja emocinę būklę. Aišku, kad tai įtakoja, nes vis tiek pasąmoniškai tu save parduodi. Nu tai ką tai reiškia, kad tu save pateiki kaip prekę, kurią perka, kurią subscribina. Tu turi kažkokią mėnesinę kainą, tu turi mėnesinį mokestį. Tai įtakoja tavo emocinę būklę. Tu turi visą laiką realiai save apnuoginti. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tave tikrai nieks nežiūrės labai rimtai. Tai gali paveikti tavo ateities darbus, tavęs gali daug kur nepriimti. Dar kitas dalykas, tai įtakoja netgi tavo fiziką, tavo kūną. Tarkim, aš turėdavau labai daug problemų su kiaušidėm, su gimda ir su visais kitais dalykais, kai darau OF, nes čia gali tikėt, gali netikėt, bet tavo vis tiek energija ten, kur tu ją padedi, ten jinai ir nuteka arba pasidvigubėja. Tai jeigu tu, tarkim, filmuoji save nuogą arba chatini su vyrais, kurių tu nepažįsti, tu nežinai, kokios yra pasiekmes. Tu nutekini jiems savo energiją, nes tu žinai, ką jie daro prieš tas tavo nuotraukas. Tai tokiu būdu, pavyzdžiui, aš kai baigiau tą veiklą daryti, man viskas susitvarkė su moteriškais hormonais. Pas mane nebėra nei cistų, nei polipų, nei kažkokių kitų dalykų. Tai vat. Tai labai daug įtakoja. Čia galėčiau šnekėti 50 valandų apie tai. Na, gal kažkada tiek turėsim. Nu jo, gal kažkada turėsim tiek laiko. Ok, dabar savivertė. Taip. Tai kaip tu manai, nuo ko krenta moters savivertė? Čia apskritai? Ar... Nu, apskritai, pavyzdžiui, labiau. Nu, va tavo nuomonė. Kai tu nemoki brėžti ribų, kai tu nemoki pasakyti ne, krenta savo savivertę, tada, kai tu darai tai, ko tu nenori daryti, aš nešneku apie tai, kad nenori šiandien sportuoti, ne, aš šneku apie tai, kad, tarkim, tu nenori būti su to žmogum, bet jis tavi manipuliuoja ir tu esi su juo, aš apie gilesnius dalykus šneku. Tai kai nebrėži ribų, tada, kai... Kaip ir minėjau, šitas punktas, tada savivertė krenta, tada, kai save pardavinėjai nuogą, tas pats OF, irgi labai stipriai krenta savivertė, tada, kai aplinkui tave yra žmonės, kurie tavęs nemotyvuoja ir tavęs smerkia, tarkim, žemina, tada, kai esi toksiškose santykiuose, kai nesirūpini savim, krenta savivertė. Labai labai daug dalykų. Ok, o šiaip pastebėjau irgi, nu, kadangi tenka irgi dirbti šiek tiek su ta sritim, bet neminėsiu kokia, tai pavyzdžiui, pastebiu, kad ten moterim, nu, labai yra problemų daug su meilė savo. Tai kaip tu rekomenduotum pasikelt moterį meilę savo? Galbūt, nu, vat, tu vis tiek buvo tau ir nukritus kažkiek tą savivertę. Tai kaip tu manai, kokie būtų tavo patarimai pasikelt ją moterį? Savivertę pasikelt ar apie meilę savo? Nu, meilė savo, savivertė, nu, labai panašu. Nu tai gerai, visų pirma, tai iš vis kas yra ta meilė savo. Vieni supranta, kad meilė savo yra, nežinau, nueiti vonę ir žvakę užsidegti, kiti supranta, kad meilė savo yra ten, kai tu savim rūpinės, ten dovanoji savo dovanas. Nu, apskritai yra 5 pagrindinės meilės kalbos, tai tu turi įsigilinti, kokia yra tavo meilės kalba savo. Tarkim, santykiuose meilės kalbos yra fizinis prisilietimas, paslaugos, dovanos, buvimas kartu ir palaikymo žodžiai. Čia yra 5 pagrindinės meilės savo kalbos. Tai kada tu jautiesi mylimas, tarkim, atsakai savo klausimą, nu aš tavęs gal neklausimas. Ne, neklaus. Nesakysiu apie šitą. Tai tarkim, kada, aš, jeigu dabar savęs nemylėčiau, aš atsisėdu ir pagalvoju, kada aš jaučiuosi mylima, kai ką aš veikiu. Ir tarkim, užsirašau, kai šoku, kai sportuoju, kai brėžiu aiškias ribas, kai esu sveikame santykyje, kai turiu gražius namus, aš save tada jaučiuosi, kad myliu, kai einu į mišką, kai turiu šunį, kai, tarkim, pasakau kitam gražius žodžius. Tu pasirašai punktus. Tada, kada tu jauti nemeilę savo?
viską reikia rašytis, viską reikia taip, kai tu rašai, tu viską išsigrynini labai labai aiškiai ir struktūrizuotai. Tau turi pačiam būti aišku. Nes tavo mintis eina belenkai greitai, tu turi labai daug minčių, tu turi labai daug idėjų, tu turi labai daug visko galvoje, dėl to tu viską turi išsirašyti. Tas pats srautinis rašymas yra labai gerai. Tai užsirašai. Srautinis? Srautinis rašymas. Tai kada yra, darym, meilė savo, kada jautiesi mylimas savęs, kada esi savęs nemylimas. Susirašai ir tada žiūri, kada ką galėčiau padaryti iš tų punktų, kuriuos susirašiau, arba ko aš turėčiau atsisakyti gyvenime. Nes, žmogaus smegenys yra labai labai keistas dalykas. Tai tu tiesiog negali atsisėsti ir toksai, nuo pirmadienio aš save mylėsiu ir nusipirksiu savo žvakę. Taip neveikia. Tu, manau, tikrai supranti apie ką aš. Kad taip neveikia, turi tiesiog įsigryninti, kokios tavo yra meilės savo kalbos. Kaip pasakyti. Tai va, arba jeigu pats negali to padaryti, arba jauties ant tiek palūdžias, kad nebenori gyventi, tai kreipkis pagalbos, eik į psichoterapiją, kvėpavimus. Šiuo metu 21 amžiuje visko yra tiek daug, kad tu tik spėk rinktis. O pavyzdžiui, yra vis tiek dabar labai daug kursų, mentorių, rekomenduotum arba pasimti savo kokį coacherį, kuris būtų one-on-one? Aš tai visada turiu. Okay, tai tu rekomenduoji šiuo metu labai nedaug. Ta prasme, tai darau šiuo metu labiau, aš jau pati vedu konsultacijas, tiek apie emocinius dalykus, tiek apie Instagramą. Bet aš labai labai dievinau Junoną, kuri man vesdavo tiek apie finansus, apie Instagramą, apie santykius konsultacijas. Aš turėdavau ją kaip, aš pas ją nesu buvus labai labai daug kartų, bet man pilnai užtekdavo kelių kartų ir aš jau viskas atsigavus esu. Okay. Toliau ta pati Gabriela, saviugda moterims, jinai daro nuostabius mokymus, kurie labai labai daugam tinka ir aš pati iš jos esu ir knygą skaičius ir daug pasiemus informacijos. Mano sesė su žmonėm dirbo kažkada, eidavau pas jam, tada turėdavau tokį roką, turėdavau Margaritą. Turėdavau konsultacijas pas, tarkim, sesės draugą. Aš esu tada psichoterapijos sulankius apie pusę metų. Aš esu rebefinge buvus jogoj. Žodžiu, jeigu pradėčiau vardinti, būtų labai ilgas sąrašas, bet esu buvus pas labai labai daug žmonių. Pas tą pačią, tarkim, ten būrėją. Aš realiai esu viską išbandžius, ką įmanoma. O kaip manai, būrėjas ar verta ir žmonėm pas būrėjus ar ne? Ne, neverta, nes tu negali lysti tai, ko tu nežinai. Ko tu neturi žinoti, tu to ir neturi žinoti. Tu negali lysti į ateitį, tu negali tiesiog į tai. Jos tave užprogramuoja ar tavo smegenys perprogramuoja ir tai yra labai tamsios blogos. Tave manipuliuoja biškai, ne? Aišku, ne visos yra labai tamsiosios tos būrėjos, yra ir labai fainų būrėjų, bet jeigu, tarkim, tau pasako, palik tiek pinigų, kiek tu nori, tai yra bullshit, nes jos pasiema tavo energijos, kiek tau reikia. Žodžiu, čia kita tema, čia gal kitam podcast'e, bet aš nerekomenduočiau eiti ir tai reikia daryti labai labai atsargiai. Okei. Dabar papasako, kokie yra tavo ateities planai. Ką tu planuoji kokiam pusę metų bėgyje? Išsimokėti visas skolas, tiek VMI, tiek sodrai, nes aš moku dalim po 1000 eurų mėnesį, jeigu taip šnekant. Visiems yra labai įdomus sumos. Tai aš jums pasakysiu, tarkim, sumomą, ne? Okay. Tai tarkim, jeigu aš per metus vidutiniškai uždirbu, nežinau, atsiskaitą, nesakyti tos sumos. Ne, aš apvalų skaičių duok, apvalų geriau. Taip, tai yra maždaug nuo 70 ten iki 120. Bet čia yra tarkim. Tarkim, kai vykdžiu OFU veiklą, dabar nežinau, kiek bus, nes dar nežiūrėjau, kiek aš uždirbu. Bet vis tiek į mėnesį išeina ganėtinai daug, nes yra kelios veiklos. Tai tarkim, jeigu, tai mano žodžiu, kokie mano yra planai? Tai yra išsimokėti skolas, tada apsitrauk plėvelę. Išsirinkai, ar ne? Toliau administruoti tinklus ir tai daryti dar geriau negu darau šiuo metu, nes visada reikia tobulėti, tada eiti į seminarus, eiti į mokymus, tada galbūt vėl pasimokyti psichoterapeutą, nes visai šiaip norėčiau ir pati eiti kokias konsultacijas, nes tu turi turėti labai daug energijos ir pats būtų sutvarkęs savo galvą, kad kitiem tvarkyti tas galvas. Tai čia dar kitas dalykas, toliau turite naudingą turinį, ko aš nedariau labai daug metų ir keldavau tiesiog gražias nuotraukas, aš noriu, kad tai atneštų ir naudą moterim, bet aš noriu fokusuotis grinai į moteris. Man vyrų, man nelabai yra įdomu vyrų, tarkim. Man įdomu yra vyrų psichologija, bet aš vyrams neturiu kuom padėti, nes aš nesu vyras. Vyrai padeda. Tu galėtum, pavyzdžiui, padėti vyrui, bet aš negalėčiau, nes aš neturiu tiek daug vyriškos energijos, kad padėčiau vyriškam vyrui. Aš galiu jį išklausyti, bet aš nemanau, kad aš turėsiu ką pasakyti. Tai čia būtų tikslas, tada išsigryninti galbūt kokią dar naują veiklą. Aš labai norėčiau turėti savo fizinę prekę kokią nors. Kad ir kas tai bebūtų, kvepalai, tarkim. Čia jau ir norėčiau. Tarkim, turėt kažkokią ir fizinę apčiuopiamą prekę, nes kas būtų, jeigu ištrintų Instagramą, ne?
būtų negerai. Dėl to reikia turėti kažką ir realaus, fiziško, nes susikurti 100 anketų aš jau pavargau, aš nebenoriu. Dėl to norėčiau turėti kokią nors prekę arba kokius nors gyvus susitikimus, nes yra tam ir patalpas ir visa kita. Tai iš to norėčiau daryti ir norėčiau žymiai daugiau mokytis, negu dabar mokaus. Dar daugiau knygų, dar daugiau seminarų eiti, dar daugiau domėtis, nes šiuo metu aš taip įlindau į tą administravimą, į savo reikalus darbus, dar Povilas grįžo iš užsienio, kad mano energija ten, aš nepamiegu, aš nepailsiu, aš ne dabar geriau šitą. Aš pati šiuo metu fiziškai savim labai šūdinai rūpinuos tiesiog. Man reikia išsimiegoti, man reikia pailsėti, aš noriu į spa. Aš manau, žinai, kad tu paminėjai ties moterim pagalba jom ir panašiai. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tu turi labai gerą, kaip čia įvardinti, starter packą. Taip. Bet žodžiu, visus pagrindus ir pamatus, kur gali padėti moteriam. Tai aš manau, kad čia gali būti vienas iš uždarbio būdų. Ir galbūt moteris, kurios žiūrės, tai jos, manau, gali tave drąsiai kreiptis, nes tu esi kaip moterų ginklas. Ką aš galiu padėti, kokią aš galiu naudą suteikti, tai tarkim, jeigu tu atsakai bent į vieną klausimą, taip, tarkim, tai jeigu tu nori apskritai geriau fiziškai jaustis ir emociškai, tai taip, jeigu tu nežinai, ką tu nori vykti gyvenime, jeigu tu nori sužinoti daugiau apie individualią veiklą ir pliusus, minusus dirbant savo, tada jeigu tu nori išsigryninti, kas tu esi, kokios yra tavo galimybės, talentai, aš puikiai manau, mano pliusas yra surasti kito žmogaus pliusą. Aš manau, labai didelis, nes aš kiekvienam žmogui matau labai didelį potencialą, tiesiog jis labai dažnai būna toksai miegantis ir su tiek daug blokų ir programų, kad tas žmogus galvoja, kad jis yra šūdas, niekas, jis nieko negali. Plus, labai daug žmonių galvoja, kad jie negali generuoti didelių pajamų. Dėl to ir kodėl heitina, tarkim, influencerius, nes jie atrodo šūdmaliai. Bet nieks nėra šūdmalis, kas uždirba didelės pajamas. Tai vis tiek reikia sugebėti daryti. Ir ne kiekvienam yra lemta turėti didelius pinigus, nes jie tiesiog net nežinotų, ką daryti su tais dideliais pinigais. Vienas dalykas. Todėl aš tikrai galiu pamokyti moteris, kaip savarankiškai, tarkim, pradėti veiklą, kaip uždirbti pajamas, kaip išeiti iš toksiškų santykių, nes aš turėjau labai toksiškus santykius ir juose buvau labai ilgą laiką. Šitas dalykas, tada, realiai viskas, kas susijęs su saviugda, su moteriškumu, su stipria energija ir pinigais ir Instagramu, tai čia yra mano sritis. Okay. Manyčiau. Gal kažką praleidau šiaip, nežinau. Taip. Ar turi, kai atsikeli, pavyzdžiui, naują dieną, ar tu turi kokį nors nusistačius požiūrį, su kurio tu atsikeli ir mano diena apšarvuota iš tų požiūrių ir varau toliau? Tai aš manau šiaip, ką seniau darydavau, kas man padėdavo seniau ir pasakysiu, ką dariau seniau ir ką dariau dabar. Tai pradėjau nuo afirmacijų. Okay, čia gilu, aš jis ten... Iš vis negilu. Ai, negilu. Aš tai to nedarau, man tai nesuprantu. Kiekvienas žodis ir mintis turi energiją, ne? Tai okay. Ką tu savo sakysi, ką tu galvosi, tai tu tą ir pritrauksi. Tarkim, ne? Tu tarkim, jeigu pagalvosi, aš noriu gerai atrodyti, ne? Tai gerai, tai tu tada gali įlysti į tą būseną, kad tu jau gerai atrodai. Tarkim, tu galvoji, kad tu esi silpna, nieko tikusi, tu negraži, tai tu viską nuimi visur ne ir pasirašai afirmacijas, tarkim. Aš esu graži, aš esu nuostabi, aš esu stipri, aš viską galiu, aš turiu pinigų, tu galėjau įlysti tą būseną, kurioje, kaip tu save apgauni, kad tarkim, aš ką savo sakau, aš neturiu skolų, aš turiu belenkiek pinigų, aš turiu vyrą šalia savęs, kuris gyvena Lietuvoje, aš turiu šunį ir aš tai visada kartodavau savo. Aišku, niekada nesakydavau, aš turėsiu problemų su mokesčiais, aš neturėsiu pinigų, aš taip nesakydavau, bet tiesiog čia yra jau kiti dalykai, čia yra pamokos. Tai afirmacijos vakare ir ryte yra labai gerai, apie jas daugiau tikrai galite pasiskaityti visur, jeigu pačios nežinote, ką rašyti, įvedi į Pinterestą, ten morning affirmations, tarkim. Tai ką aš kaip rytą pradedu, čia buvo klausimas, ne? Kokį tu požiūrį turi nusistačius pradedant dieną? Kad šiandien padarysiu viską, ką galiu geriausio. Tiesiog padarysiu viską, kad šiandien vakare sakyčiau, o maladės, gerai pavarei. Ir tiesiog atsikeliu ryte ir realiai, jeigu aš išsimiegočiau, būtų biškai kitaip. Dabar, kai aš atsikeliu, aš galvoju, eina, šiek man reikia keltis, aš neišsimiegojau ir Elvinai duok man brytę arba rytą atnešk man braitą, nes aš to numirsiu. Čia nereklama. Bet, tipo, aš dabar, kai atsikeliu, pas mane mintyse būna jovalas, nes aš neišsimiegu. Bet jeigu aš išsimiegočiau, aš atsikelčiau ryte ir aš būčiau žiauriai laiminga, aš pasportuočiau, pajudėčiau, pasidaryčiau savo pusryčius. Tiesiog man reikia dabar kiekvieną dieną taip susidėlioti, kad aš ryte apie valandą, 2 turėčiau laiko savo, nes aš būnu žiauriai pikta neišsimiegojus. Man rytą purto, Aurėja, kelkis, Povilas, kelkis, tau podcastas. Ir man antiek tai trigerina, kad atrodo, aš to susproksiu. Tai man reikėjo labai nurimti, man reikėjo ramiai biškai pabūti savim, nusiprausti, susiruošti, užkasti ir tada tik tai pradėti šią dieną.
Tai aš ir te pradedu su požiūriu, kad aš padarysiu viską, ką galiu geriausio, o ko ir nepadarysiu, tai nesmerksiu. Viską reikia gyvenime daryti su lengvumu, kad, jeigu šiandien kažko nespėsiu, tai pasidarysiu kitą dieną, let it be. Ir kad viskas nepriklauso nuo manęs šitam gyvenime. Dar aš tai labai dažnai pagalvoju. Kad viskas nėra mano atsakomybei. Kaip jaučiasi mano antra pusė, nėra mano atsakomybei, ar ten vyksta karas pasaulyje ar ne, tai kaip, apskritai viskas, kas vyksta, nėra viskas, aš nesu pasaulio bamba ir viskas nesisuka aplink mane. Tai jeigu kažkas per tą dieną įvyks negero, tai nėra mano kaltė. Aš galiu, pavyzdžiui, paaukoti, tarkim, taip, ką aš galiu padaryti, pagalvoju, aš galiu paaukoti Ukrainai, aš galiu, tarkim, įkelti apie tai storius, aš galiu nusiprausti, aš galiu pasišnekėti savo antrą pusę, bet aš padarau, ką galiu geriausia ir palieku ramiai visą tai, o ne tai, kad apsikraunu ir galvoju, kas būtų, jeigu būtų, ar kad aš esu kalta dėl kažko. Čia labai svarbu, nes aš labai daug socialinių tinklų šiuo metu administruoju. Tai tarkim, aš padarau, ką aš galiu geriausio, bet jau ne mano atsakomybei, ar jie tikrai, tarkim, man atsiūs medžiagą rytoj, kad sumontuoti reelsą. Jeigu neatsiūs, patys kalti, jie nepasieks norimų rezultatų. Ne mano atsakomybei, tarkime, ar žmogus, kurį pareklamavau, toliau tęs normaliai savo veiklą ir ar jam tikrai ateis iki jo. Aš padariau, ką galiu geriausio, o dabar jau tavo eilė. Aš tą taip galvoju. Kad aš tau pasakiau, ką padaryti, bet jeigu tu nepadarei, tai tu kaltas, ne aš. Nes labai daug kas nori tau numesti savo anketą, tu daryk su ją, ką nori, bet aš tai nieko nedarysiu, aš tau tik sumokėsiu pinigus. Ne, taip neveikia. Tai va, tai šitie dalykai. Jo. Aš labai pritariu dėl afirmacijų pasirašyti ryte ar vakare, nes su kokią tu informaciją nueini miegot, tai tavo pasąmonės tokia informacija ir dirba. Gali klausyti subliminalus, tarkim. Ką tokius? Subliminalus. Kas yra? Tai yra, tarkim, tam tikrų dažnių muzika arba kaip fonas, tarkim. Tu klausaisi muziką, kuri tau tinka darbui. Ir tau tai tavo, kaip pasakyti, smegenų veikla suaktyvina. Ir tau yra flow. Tai kaip ir, pavyzdžiui, subliminal, nežinau, pakelti pinigų energiją. Tai čia vieni tiki, vieni netiki šitais dalykais, bet čia yra faktas, kad vis tiek tie dažniai gal kažkiek tave veikia. Aš, pavyzdžiui, klausydavausi ir man tai... Tau suveikia. Kažkas paleidau, žinai, tą man subliminalą prieš mokesčius. Greičiausiai. Tai va, tai subliminalus galiu klausyti tada, pavyzdžiui, tu muziką vis te leidės, net nepagalvoji, kad tai galbūt tau padeda protiškai veikti. Tiesa. Kaip rekomenduotum valdyti savo emocijas? Ar turi kažkokių būdų, arba galbūt ten knygų? Vis tiek. Ne, aš pastebiu, pavyzdžiui, kad tu tikrai valdai savo emocijas. Aš valdau emocijas? Arba nežinau, arba tai man tik tai taip atrodo, bet aš pastebiu. Ne, neišprovokuoji mano stiprių emocijų. Bet šiaip aš esu visiškas degtukas. Pavyzdžiui, santykiuose, visur aš esu visiškas degtukas. Jeigu man, tarkim, pasako, kas man nepatinka, tai aš galiu ir labai negražiai nusikeikti, galiu pasiūsti, galiu rėkti, galiu ten apsiverkti, tarkim. Aš reaguoju emocionaliai, nes aš esu moteris. Bet tai nebūtų įdomu gyventi be moterų. Aišku, kad tu turi valdyti emocijas tam tikrose situacijose. Tarkim, jeigu tai yra vieša vieta ir tu turi labai kontroliuoti, ką tu sakai, faktas, kad tu turi, bet kartais tu nėra netinkamų reakcijų, yra tam netinkama vieta. Tarkim, tau gal visus metus tave žemino, ne, ir gal tu sureaguosi giminės balių ir pasakysi, tu tai debilo, žinai. Tai bus netinkama reakcija, bet netinkamoj vietoj. Tarkim, ant tavęs, ne, varo draugas, tu nesugebėsi, tu negalėsi ir tu nieko nesakai, tada prikaupi emocijas ir po 5 metų tu pasakai, kad aš nebenoriu bendrauti su tavim ir jis toks, what the fuck, kodėl tu nenori, tu man tos 5 metus nieko nesakai, kad tu šūdinai jauties, žinai. Tai nėra netinkamos reakcijos, tiesiog yra tam netinkama vieta. Nes jeigu tu neištransliuoji savo emocijų laiku, bet kas yra labai svarbu, va dabar, kur yra knyga tas nesmurtinis bendravimas, ne, kur skaitau, tai tu visada turi sakyti per savo prizmę. Tave, tarkim, skaudina tavo vyras, nes tau neskiria rūpešio. Tai tu ir sakai, aš jaučiuosi nemylima, aš jaučiuosi įskaudinta, aš jaučiuosi pikta, kai tu nesirūpini manim, kai tu nepaklausi, kaip aš jaučiuosi ir tu įvardyji, kada tu tokia jautiesi. Kai tu, tarkim, man neskiri dėmesio, kai tu man vakare nepasakai myliu tave, kai tu ten, tarkim, nežinau, manęs nenusivedi į pasimatymą. Tu pasakai, kaip tu jautiesi, kada tu jautiesi ir sprendimo būdas. Aš norėčiau, kad kitą savaitę nueitumėm į pasimatymą, norėčiau, gal tu mane galėtumai ten, nežinau, apsikabinti dažniau ir pasakyti, kokia aš graži, tarkim, dažniau. Tu negali sakyti, tarkim, tu esi nesveikas. Tai ką tas žmogus, tada jisai puls tave, jisai sakys, kaip tu taip gali sakyti. Ir visada vieną problemą daryti. Ne tai, kad, o tu atsimeni, kada ten tu mane padarai valgyti, o tu tai, kam tukinti žmogų, tu pasakai, kaip tu jautiesi, tada ką tu... tiesiog visas tas 3 žingsniai. Kaip tu jautiesi, kada tu jautiesi ir sprendimų būdas. Aš su Povilu labai dažnai dabar šitą taikau. Ir šiaip visai, žinok, padeda. Tarkim, ne?
Aš dabar galiu pasakyti, tarkim, realią situaciją su Povilu. Tarkim, kad tu grįžai į Lietuvą, tau yra atostogos, man nėra atostogos. Aš jaučiu stresą, kada tu, tarkim, mane ištabaluoji dėl darbų, nes aš esu sufokusavus ties darbais. Ir aš jaučiuosi, tarkim, pasimetusi, jaučiuosi disbalanse ir jaučiuosi tada, kai aš dirbu ir, tarkim, tu nori kažką veikti. Ir norėčiau, kad tada sprendimo būdas. Kai pasidirbsiu, nuvažiuosime ten ir ten, aš tau skirsiu laiko ir atsiprašau, tarkim, kad jautiesi nemylimas dėl to, kad aš šiuo metu daug dirbu. Viskas, o ne tai, kad netrukdyk man, aš dabar dirbu, eik iš čia. Konfliktų nieko nespręsi. Pavyzdžiui, tu esi pro ties šitu, ties nesmurtiniu bendravimu, nes tu visada esi labai chill, ramus. Tu tikrai esi pro ties šitu, nes tu neįžeidinėjai žmonių, tu jų neskaudini. Nes tu atlaikai, pavyzdžiui, visų emocijų proveržius, bet tu neskaudini kitų žmonių. Tarkim, dabar turi labai daug, kur galėtumai sakyti, žinai, kaip tu taip sakai, žinai, ne, aš nesutinku ar kažką, bet tu išklausai. Tai va. Išklausimas labai daug ką duoda, jeigu tu... Tai tas emocijų valdymas toks įdomi tema. Aš turiu tokią vieną taisyklę, kurią vadovaujasi ir čia galbūt labiau vyram šitas padės, jeigu klausys šito podcast'o. Bet pavyzdžiui, jeigu vienas žmogus yra emocionalus, pavyzdžiui, PVZ, ne, tu dabar labai pradėtum rėkti, vos nemuštis gal ir panašiai, tai aš esu tas, kuris turi valdyti situaciją ir turi būti visiškai šaltas protas, nes tu turi vesti šitą situaciją, kad tu ją išvestum, gerai, tiesiog, kad įspręstum tai. Nes jeigu mes savo būsime emocionalus, čia bus kaip ta knyga, 48 galios dėsnė, ne? Ten yra labai daug neteisingų, kur aš nesutinku su teiginiais, bet tu šiaip labai dažnai turi būti klausytojas. Nes žmogus tada iš vis nesupras, kas vyksta. Arba, tarkim, ant tavęs išsilieja, tai tu nieko nesakai. Tiesiog nieko nesakai ir nieko. Tiesiog. Ačiū už nuomonę, tikiuosi pasidarė geriau. Ar ačiū už nuomonę, tikiuosi jautiesi geriau, išsiliejas ant manęs, arba viską tarkim, ant tavęs rėkia vyras, ne? Ten tu tokia, tu anokia, tu ten visais įmanomais žodžiais, negaliu sakyti ten. Tau tai pasako, tu atsėdi ir sakai, gerai, džiaugiuosi, kad tu man viską išsakei, tikiuosi jautiesi geriau, mane įskaudinęs, viskas. Paprastai, viskas, tikiuosi tau palengvėjo, bet aš nepriimu tavo mėšlo, nes aš žinau, kas aš žinau savo emocijas, aš žinau savo tikslus. Apskritai yra labai svarbu gyvenime, kad tavęs neįtakotų kiti žmonės, tau nedarytų įtakos. Visiškai nesvarbu, ar tai yra tavo vyras, ar tai yra tavo draugai, tu turi turėti antiek stiprų pamatą ir taip stipriai stovėti ant žemės, kad tavęs nieks neišmušinėtų iš tavo vidinės ramybės. Nes kas yra svarbiau už vidinę ramybę? Praktiškai niekas. Niekas. Nėra verta, ta prasme, eikvot savo energijos, pyktis, kam tos dramos, kam tos nesąmonės. Jeigu tu esi laimingas, tai yra svarbiausia, viskas. Ok, dar vieną klausimą turiu, kuris yra deep, bet jisai geras ir aš manau, moterė... Ar kiaušinį. Bet šitas moteriam bus tikrai aktualu, aš tai noriu, kad moteriai žinotų tai. Okay. Pavyzdžiui, kaip tu manai, čia savo nuomonė, kaip tu manai, kokio vyro reikia moteriai? Kokiai moteriai? Tiesiog. Apskritai moteriškai moteriai, kurių pilnai susitvarkysiu su savimi, ar chaotiškai moteriai? Kokiai moteriai? Ne, pasakykim, pavyzdžiui, tu turi... Man? Kokio man reikia? Ne. Žiūrėk, pasakyk, kokias 5 savybės... Kur aš manau, kad moteris save mylinti turėtų ieškoti vyrą. Aha, jo, ok. Bet ta prasme, ta, kuri jau yra susitvarkius. Gerai, susitvarkius. Nes jeigu esi nesusitvarkius, tau nereikia vyro apskritai. Aš tai turiu omeny. Jeigu, tarkim, esi chaose, tai tau nereikia vyro, nes santykiai yra iš 2 pilnavertiškų žmonių. Ta prasme, tu negali, tarkim... Sugalvojau klausimą, kitaip pasakykim. Kokio moteriai reikia vyro, kad jinai jaustųsi saugi? Finansiškai ir fiziškai. O emociškai? Emociškai, irgi. Finansiškai ir fiziškai. Gerai, bet tavo imkim, kokius savybių tu manai, reikia tą vyrą? Kad moteris su gerai jaustųsi, ne, kuri jau yra susitvarkiusi. Tai gerai, o čia kiek aš jų galiu pasakyti, nes aš čia galiu knygą parašyti. Top 5 savybės? Top 5. Gerai, tai pirma, aš manau, yra šiaip labai svarbu išvaizda. Šiaip, pradėkim nuo išvaizdos. Vyro išvaizda, ne? Taip. Vyras turi būti pasportavęs, susitvarkęs, apsikirpęs, kvepiantis ir toliau pradžiai. Tave turi vyras traukti fiziškai, nes jeigu tu nenorėsi jo, tai kam tu šis būtų su, jeigu tavęs jis netraukia. Tai mūsų yra natūra daugintis, tarkim, ne, tai tave turi vyras traukti tiesiog fiziškai. Tai turi atitikti tavo standartus. Ir vyrų nereikia labai daug, kad jis būtų gražus. Tikrai nereikia. Tu apsikerpi, susitvarkai antakius, tada nusiskuti, tarkim, barzdą, arba susitvarkai barzdą ir eini sportuoti, pasikvepini, gražiai apsirenki, viso, o moteriai, tai žinot, kiek reikia. Tai čia pirmas dalykas yra išvaizda. Toliau. Antras dalykas, tu turi, kaip pasakyti, matyti jame potencialą.
tu turi matyti tai kaip potencialų vyrą, kad jisai tave aprūpins finansiškai, jeigu dabar neturi pinigų, tu turi matyti jame potencialą, kad jis kažkada turės. Nesvarbu, turim, kad jis dabar neturi pinigų, ne? Bet pavyzdžiui, gal tu matai jį kaip tikrai potencialų, nes aš manau, kad moteris turi jaustis finansiškai labai labai saugiai. Nu, Kad jeigu aš neturiu pinigų, tai aš turėsiu ką valgyti, kad vyras aprūpins mano šeimą, kad jisai man paskolins pinigų, jeigu reikės, arba duos. Kad, tarkim, jeigu tavo meilės kalba yra dovanos, apskritai vyro savybės, kokių tau reikia, tu turi įsigrinti pagal savo meilės kalbą. Tai tarkim, mane, jeigu tavo meilės kalba yra dovanos, tu turi turėti vyrą, kuris arba turės pinigų, arba jau turi, nes tu nesijausi mylima. Tai antra savybė būtų potencialumas ir kad tu turi matyti tokį didelį potencialą, kad tu jausiesi saugiai arba jau jautiesi saugiai. Ir jeigu, tarkim, matai, kad jisai mala šūdą, nu ir jau tai tęsiasi ilgą laiką, nu tai čia ne tavo vyras tada, nes tau yra svarbu pinigai. Visiems yra svarbu pinigai, nes... Ne, nes jų neturim pasirinkimų. Tai antras būtų potencialumas, tada trečias dalykas, mano nuomonė, tai yra emocinis intelektas. Ok, šaltos emocijos. Kokios? Šaltos emocijos pas vyrą. Kodėl šaltos? Ne, nu čia reiktų įvardinti konkrečią situaciją. Aš turiu emocinis intelektas, tai kad tu visada valdai savo emocijas. Tam, nu taip, nu... O jeigu nevaldai, tai tu gali vis tiek jam padėti, kad jisai pradėtų valdyti. Nu gali, bet žinok, moteris, mano nuomonė, nemanau, kad visada padeda labai vyrui, jam tiesiog reikia, tiesiog emociškai. Kitos moteris ir padaro vyrus emociškai nestabiliais. Nu, tiesa. Ir jie nebevaldo emocijų per moterį, supranti, nes nebeatlaiko. Aš manau, kad vyras savo emocijas... Moterų, labai daug kas galvoja, kad tik vyrai smurtauja, kad tik tai vyrai yra debilai, tokių ir moterų yra, kurios yra goldigerės, kurios smurtauja, kurios išdavinėja. Nėra tik moteris įskaudintos vyrų ir vyrai nepasitikė moteriam. Tai yra žiauri daug šūdinų moterų. Aš pati turiu labai nedaug moterų, kurias aš myliu. Visas kitas aš žiūriu ir galvoju, ką tu darai. Tu ieškai potencialaus vyro, kai tu pati nieko neveiki gyvenime. Nu, tai, bet aš kalbu tik apie vyrą. Pinigų, bet nenori jų uždirbti, tu nori sėdėti, eiti nagus ir žiūrėti Netflixą. Nu, tai taip neveikia. Tai tu turi turėti vyrą, kuris vis tiek yra, jo tikslai panašus į tavo ir tu turi pati motyvuoti vyrą. Tai aš apie emocinį intelektą, ką turiu omeny, tai yra empatiškumas, rūpestis, šiluma, meilė. Tave turi emociškai, tu turi emociškai jausti saugiai. Tiesiog, tas žmogus turi tave išklausyti, jisai turi tave gerbti. Tai yra emocinis intelektas, tai nėra apie tokį, pavyzdžiui, Povilas, jis yra žiauriai emocionalus ir žiauriai karštakošis, ne? Jisai tikrai yra labai emocionalus, bet man tai patinka, jo emocionalumas man su įdomu. Okay. Tai suteikia kažkokią ugnelę, ta prasme, kad jisai yra charizmatiškas ir jis yra emocionalus ir jisai reiškia savo emocijas, man patinka, kad jis tai daro. Okay. Jeigu jis tai nereiškia savo emocijos, galvočiau, apie ką tu galvoji. Kodėl tu man nieko nesakė, aš galvočiau, kas tau yra, nu žinai. Tai čia vienas dalykas, tada ketvirtas dalykas, man, kas pavyzdžiui yra žiauriai svarbu, tai kad mylėtų vaikus ir šunis. Norėjau, kad šunis. Nu, tikrai labai labai svarbu, nes tikrai yra žmonių, kurie yra labai... tokie, kad, dieve, žinai, ten vaikai ne. Tu turi matyti su to žmogu matyti. O aš matau ateitį, kada myli vaikus, tarkim, nes aš pati noriu vaikų. Tai jeigu myli šunis, myli vaikus, tai tas žmogus yra vis tiek geras. Ir tu gerai jausiasi. Ir penkta savybė tau turi būti, bet čia aš 10 norėčiau. Penkta savybė yra tokia, kad tau turi būti su žmogumi įdomu. Ir tu turi su juo augti, kartu ir tobulėti. Įdomu, tai ką reiškia? Tau turi būti įdomu, jeigu tu mėgsti keliauti, jis irgi turi mėgti keliauti. Bent kažkiek, žinai. Aš nesau, kad, tarkim, jeigu jis mėgsta krepšinį ir tu turi mėgti, ne. Bet jūs turite turėti bendrų veiklų ir pomėgių, kad tau būtų įdomu. Okay, supratau. Tarkim, tau patinka sportuoti, tai rytai irgi turi. Arba tu jį taip užmotyvuoji, aš manau, kad jis kartu su tavim kažką veiktų. Tarkim, man Povilui patinka vaikščiot, man nepatinka. Tai, Ieškom kompromiso. Ieškom kompromiso, eik tada su šuniu pasivaikščiok, o aš per laiką ten, nežinau, eisiu į vonę. Tarkim, bendri pomėgiai, man patinka keliauti, jam patinka keliauti. Ok, pliusas, žinai, man patinka pinigai, jam patinka pinigai, gerai, pliusas. Tu turi tiesiog bendrų kompromisų ieškoti visur gyvenime. Ir dar ką, čia labai daug. Ne, užtenka 5. Žodžiu, apibendrinam. Emocinis valdymas, emocinis intelektas. Nes kitai daliai paliksim, jeigu bus labai įdomu merginom. Ok, tai emocinis intelektas, tada išvaizda, potencialas, turi būti įdomu. Ir dar viena buvo. Kaip įdomu, tu dabar viską, ką sudėlioji, tu sudėlioji ne taip, kaip pasakiau, pagal, aš nesakiau, kad pirmas, antras svarbiausias. Ne, tai aš tiesiog... Tu sudėlioji pagal tai, kas tau labiausiai surezonavo. Tai nuo ko tu pradėjai? Pirmas emocinis intelektas. Ne, aš tiesiog iš tų temų. Tau labiausiai surezonavo emocinis intelektas. Gali būti, bet aš tiesiog iš eilės pasakiau. Tai pirmas, tada antras, taip. Tu labai įdomiai sudėlioji.
Okay. O galiu aš tavęs paklausti? Nu, klaus. Nes, ką žinau, aš vis tiek, čia apie mane podcastas, bet tavo yra pirmas. Užduokim vieną klausimą. Tai Vieną yra tik galimybė vieną klausimą. Gerai, 5 savybės, kurias turi moteris turėti, bet jeigu vyras, tas pats, kaip man ką tik paklausai, tik tai apie moteris. Okay. Tai, bet aš manau, už dalies, kad tai gali būti panašu. Okay, apsikeičiam roliam. Gerai, tai pirmoji moters savybė yra, kad nebūtų susitvarkiusi ir prisižiūrėjusi save. Nu, aš kalbu čia išvaizdą. Tai ir sportas yra būtinai einantis dalykas. Antras, vienareikšmiškai lojalumas čia yra viena iš svarbiausių savybių. Blemba, šitą praleidau. Shit. Gerai, tai va. Tai... Bet jeigu emotinis intelektas aukštas, tai ir bus jisai. Nu gal čia deep. Jeigu neudos dark, ten tu visų žinai. Okay, tarkim. Tai va, tai išvaizda, lojalumas. Pritarčiau tau, jog būtų įdomu. Lojalumas, gerai. Ką tu laikai lojalumu? Nu, lojalumo, aš manau, visi supras, ką aš turiu menį. Lojalumas tai reiškia, kad tu esi lojali savo vienam vyrui, tu jį myli, tu nesusitikinėjai su kitais, neleidi laiko su kitais. Tu galėjai tarkim, į koncertą dviese. Aš neinu. Aš, tarkim, su Rita einu į koncertą, jinai lojali ar ne? Nu jo, nes nieko nedaro, antvarsime, viskas yra all good. Tikrai? Nu taip. Rita eisim į koncertą. Tai va. Tai tu nieko prieš būtum, jeigu mes eisim į koncertą? Ne, nu tai jeigu ten būtų kompanija, draugų, tai ne. Prasideda. Jeigu ten būtų gražus vyras, tai nebegalite. Tai už. Nu ką reiškia gražus vyras? O tarkim, mes galėtumėm su Rita keliauti į užsienį dviese savaitį. Nu tai jo, tai jeigu jūs darysit operaciją, kurią jūs kalbėjote, tai ar taip jūs važiuosit vienas? Nebevažiuosim greičiausiai. Nu gerai, žodžiu. Tai lojalumas. Ne, palauk, aš toliau sakau, lojalumas, tada išvaizda, kad būtų, panašu į tavo, kad būtų įdomu, ar ne, bet aš turiu menį, kad būtų įdomu, tai reiškia, kad jinai būtų irgi potenciali, kad jinai užsimtų daug veiklų, kurios ją tobulintų, jinai keltų savo vertę ir jinai apskritai tiesiog gyvenime kažko siektų. Tai čia yra vienas svarbiausių, nes jeigu mano manimu moteris tiesiog sėdės namuose, arba imkim, vyras ją išlaiko, ne, jis uždirba daug, bet jam bus taip greit neįdomu, kad jis sėdė namuose. O tau svarbu reputacija? Ne, aišku, kad svarbu. Tiesa. Tai jeigu būtų, čia toks tricky question, žinai, bet jo, aišku, yra svarbu. Svarbu reputacija. Bet kokia jinai dabar pasidarys ar kokia buvo? Labiau iš to, kokia jinai dabar pasidarė. Nu, tipo, buvo, kai buvo, kas buvo praeitį, bet kaip jinai dabar ją pasikėlė, susitvarkė ir pasidarė. Čia trečias įdomumas, ketvirtas. Tai įdomumas ar potencialas, kai žinau, čia gal... Nu, suprantu, ką turime. Nu, okei, tai va. O daugiau dabar galvoju. Lojalumas, išvaizda, potencialas ir... Čia ketvirtas. Manau, kad jinai būtų pastoviame savo... augime, tai yra saviugdoj. Bet čia mano potencialas, jo. Tai aš manau, kad galbūt apie 5 reiktų labai pamastyti, bet tai mano būtų tokias. Tai pasakė, ne šitas pats. Nu, okei, bet mano būtų saibės tokias, o čia būtent. Tai čia tik 3, tai moteris daugiau reikalauja, reiškia, iš vyrų, nu, mūsų atveju. Nu, taip. Aš tai dar sakyčiau, kaip 68 punktus, kaip minimum. Okay. Nes turi labai aiškius turėti, nu šiaip, jeigu pats labai save myli, tai labai aiškiai žinai, ko tu nori. Nu, bet tai negi moteriai, pavyzdžiui, nėra svarbu, kad jinai ten, nežinau, gamintų. Nu, tai... Nu, arba aišku, ten, tarkim, svarbu. kad, nežinau... Nu, tai dar viena taisyklė, manau, kuri yra labai aktuali, tai yra, kad tavim pasirūpintų dvasiškai. Tai reiškia, kad tu, kaip vyras, pasirūpini finansiškai, ir fiziškai, labai ir jos emociškai, ir emociškai moteriam, bet kad moteriam tam būtinai pasirūpintų dvasiškai. Tai reiškia suteikti tau visada šilumą, pasirūpintų, padarytų valgyti, nes mano mąstymą ir mano požiūrį vyras yra tas, kuris kiekvieną dieną eina ir uždirba pinigus, jisai labai daug stengiasi, jisai viską daro kaip gali maks, kad tik atneštų ten savo moteriai, savo šeimai, kuo daugiau į namus visko, o moters misija yra visą to pasirūpinti. O sutinki, kad vyrai bijo moterų, kurios yra stiprios? Ką turi meni, fiziškai ar emociškai? Emociškai. Nes dabar, kad tu išvardai, tai aš tai irgi darau, tai aš biški vyriškai pasijaučiu. Nu, kas yra vyriškas ir moteriškas, šiais laikais yra labai sunku pasakyti, kas yra vyriškumas ir moteriškumas, nes labai daug dabar savybių perėjo moteriai, ką daro vyrai. Nes šiuo metu tikrai labai daug vyrų yra tokios trapios gėlelės, labai daug yra tas LGBTQ. Aš labai atsiprašau, bet man tai labai nepatinka ir aš tikrai myliu kai kuriuos ir gėjus, ir transseksualus, ir lesbietės, bet man tai vis tiek nėra priimtina. Tarkim,
Nu čia, Aš mane tai dabar vieną jaučiu nemyliu. labai daug kas, ką? Aš tai nei vieną nemyliu. Ta prasme, jie gali O Dieve, egzistuoti. ir ties čia prasidėjo didžiausias heitas. Jie čia homofobai, Ne, ten seksistai. aš turiu omeny, kad- Aš jau bijau, nu, šitą sakyti. Bet... Okei, tegul jie, tipo, gyvena, viską sakai, bet mano manimu, tai su tokiais vyrais nei moteris tolinais, nei Mano patys manimu, tai yra tolinais. vis tiek iškirpimas ir tai yra prieš gamtą ir man tai nėra priimtina, bet aš nesakau, kad jie yra blogi žmonės ar kad nuo jų priklauso, kad jie tokie gimė. Čia nukrypam nuo temos, bet Elvinas ką tik puikiai apibūdina savo žmoną Ritą. Ką turi omeny? Nu, Rita visiškai apibūdinai apie tas savybės, kaip pasakyti, Ai, būnai apie Ritą. na jo. Nu, tu gal negalvoji apie ją, kai sakė, aš nežinau. Aš galvojau apie bendras savybės, kuriuom aš sakiau, kad visada vadovausiuosi ir jų ieškosiu. Tiesiog moteris yra estetika, grožis, šiluma, tarkim mane, o vyras yra ten struktūra, pinigai ir saugumas. Maksis, žodžiu, ginklas vyras yra. Tai va. Nu, panašu, nu gerai. Ai, panašu, tu Toks ginklas. stiprios moteris turi dar stipresnį vyrą. Aš manau, kad vyras vis tiek turi būti stipresnis, jis vis tiek turi daugiau dirbti ir jis už tave turi būti stipresnis, nes tu turi jaustis kaip už sienos, o ne kaip už loho. Nu, ta prasme, nu taip yra. Nu taip, čia yra visiškai Jis vis tiek teisinga. turi būti stipresnis, o jeigu nėra, tada moteris neauga, netobulėja ir nesijaučia saugiai ir vis tiek kažko trūksta. Tiesiog, jeigu vyras nebus stipresnis už ją, moteris laiko jinai tiesiog išeis. Jinai pradės natūraliai ieškoti kažko, kas būtų, nu, stipriau, tipo, už ją. Nes, nu, Taip. tipo, nu, net nežinau, kaip tiksliai tai vardinti. Tiesiog nuobodai pasidarys. Taip, jei bus nuobodu ir nesijaus tada saugiai visom įmanomom prasmėm. O svarbu, kad vyras daugiau dirbtų negu moteris, ar ne? Taip, čia, nu, gal tam Taip, tikrom taip, čia. situacijom, bet, Kas čia buvo? nu, taip, aš ne, žiūriu visada giliau biški į tam tikras situacijas, bet kadangi čia nėra daug laiko galvoti, tai aš sakau, kad 100% Tiesiog aš taip. manau, kad nieko tojo, kad kartais yra 50-50, kad vyrui gali būti sunkių momentų ir tada moteris gali jį palaikyti. Dabar sakė, kad moteris irgi turi turėti savų pajamų, nesvarbu, kiek to vyras uždirba. Ne, kad vis tiek turi moteris pati dirbti. neturi būti visada išlaikoma, tai aš pritariu, nes tai bus neįdomu. Jeigu, imkim, aš turėčiau antrą pusę, žinai, kuri būtų tokia, kuri sėdėtų namuose, man būtų neįdomu, ar aš tiesiog natūraliai išeičiau kitos Tada, ieškoti. kokios, pavyzdžiui, tavo būtų top mokymai, Man seminarai? atrodo, mes čia, žinok, mes toli arba nueisim. video ir knygos apie santykius, va. Nes tu vyras ir labai nedaug vyrų tom domisi, o tu tikrai domiesi ir aš žinau. Ok, tai mano būtų, aš nesakysiu nei top 5, nei top 3, tiesiog vardinsiu iš eilės. Tai pirmiausia yra Darius Ražauskas. Jisai, aš labai daug jo esu žiūrėjęs YouTube video, nes jis labai įdomiam temam šneka, auditoriją kalbina ir iš ten galima daug ko pasisemti, kas liečia vyrus ir kaip vyram valdyti santykius, Taip, aš irgi žiūriu, man patinka. kaip moterim rūpintis ir panašiai. Tai čia yra tikrai labai daug tipsų gerų, labai daug gerų temų, aš labai daug iš to išmokau. Čia yra daug, tai čia yra labai geras kanalas, kam tai aktualu. Tai va, knygos aš nemanau, žinau, kad aš labai daug skaičiau, tą temą aš manau, kad daugiausiai patirtis tiesiog atnešė. Jo. Patirtis ir Ražauskas, žinok, aš manau, kad tai yra... Tarkim, šiaip visai geras pagrindas yra vyrai iš Marso, moterys iš Veneros. Nu, tiesiog apie tai, kaip Kaip veikia knyga, vyrų ne? smegenys ir moterų, jinai nėra labai gili, jinai yra tiesiog visiškai pagrindai, kad tu suvoktumai, kad su tavim viskas yra gerai ir su tavo antra pusė yra viskas gerai, nes moterų smegenys veikia kitaip negu vyrų. Čia tiesiog. Jo, aš visai irgi taip nebloga. visiškai tikiu, nes, nu, vyrai yra tokie kaip kovotojai, mano manimu. Jo, ir geriau tiesiog pasim, pavyzdžiui, tau patinka Ražauskas, tai tu jo ir klausai, žinai. Nu, gali ir daugiau klausyti žmonių, bet yra labai gerai turėti tokį vieną top, žinai, nu, nes visų mąstymai vis tiek skiriasi. Jeigu vienas top, tai yra tikrai Ražauskas, nes jis yra labai atviras. Taip. Jisai labai gerai pateikia atsakymą, kur būtų suprantama kaip pirmokui kokiam arba penktokui ir jis niekada nenaudoja. Jeigu sunkių nesuprasi, terminų. tai tu iš vis nulinokas tada. Jo, jeigu nesuprasit, tai yra jau žemiau negu pirmos klasės ir reiktų tiesai labai stipriai padirbėti. Bet čia, žinai, ką reikia dar paminėti, kad bet kuriuo atveju tada turi ir vyras, ir moteris domėti santykiais, o ne tik moteris. Nes labai dažnai moteris bando tą vyrą ištemti ir jam viską aiškina, pasakoja, o vyras nieko nedaro. Tai reikia abiem domėtis. Bet būna atvirkščiai. O ne? Kad vyras kažką daro, moteris nedaro. Taip, kad vyras skaito knygas, o moteris ne? Nu, taip. Pavyzdžiui. Nu, tai pasaulyje daug yra žmonių, tai aš manau, kad 100%. Gerai, aš tokio Ražauskas yra nesutikau paminėjęs. tokio dar situacijos. Nu jo, greičiausiai nesi, bet ir aš dar nesu. Bet žinau, kad tikrai būna, nes Taip. girdėjau neįnas. Ir manau vis tiek reikia paminėti, kad absoliučiai visi šiam pasaulyje santykiuose ir pykstasi, ir būna yra nesiskirimo ribos, ir būna tų momentų, kai tu atrodo, kad jau nebegaliu, bet nu, viską galima pataisyti, kad yra iš abiejų pusių noras. Ir jeigu tai yra sveiki santykiai, juos yra vertai saugoti, nes mūsų tėvai tikrai taip dažnai nesiskirdavo senais laikais, kaip dabar mes darome. Oi, mes tai jo, bet aš Čia yra manau viskas žiauru. tik tai dėl to, nes visų pirma ir pats žmogus visai Ir neinvestuoja į pasiūla santykius. yra tokia didelė, yra Tinderiai, Facebookai, Instagramai, taip toliau ir panašiai. Tai va, Visi distractionai geriems santykiam Black Pinks. yra čia.